nors dalis auditorijos liko ta pati, bet atėjo naujų žmonių, tiesiog dar kartą prisistatysiu, esu Roma Jusienė, Vilniaus universiteto bendrosios psichologijos katedros docentė ir taip pat psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centro vedėja. Ir man labai malonu pristatyti jau antrą kartą vykstančias tokias atviras psichologijos paskaitas, į kurias kviečiam visus besidominčius ar tiesiog norinčius daugiau galbūt sužinoti, paklausyti, arba kaip ir ką tik gražiai turbūt pademonstravo ką tik buvusi pranešėja, lektorė daktarė Agnė Matulaitė, ir tarsi net ir pakviesti užeiti į mūsų psichologų kabinetus ar praskleisti tai, ką mes veikiame ir kaip bandom iš tiesų, to paties dalyko, ta prasme, padėti žmogui. Ir man labai malonu pristatyti ir būtent šių metų atvirų psichologijos paskaitų, sakykime, pagrindinę organizatorę, aš ją ką tik mačiau, docentę Rasą Bieliauskaitę. Labai dėkui jai. Būtent jos dėka turim šiais metais tokią programą ir tokius įdomus ir labai gerus lektorius. Šiais metais atvirų psichologijos paskaitų šitas ciklas vyksta kartu su Lietuvos psichologų kongresu, teisingiau prieš kongresą, bet kaip ir sakom kartu, būtent šįmet mes Vilniaus universitete drauge su Lietuvos psichologų sąjunga organizuojam šį kongresą. Šiaip kongresai vyksta, Lietuvos psichologų kongresai vyksta ir panašu, kad ir vyks kasmet, tai jau 3. kongresas. Irgi vėl, kas domitės ir norit, aišku, sudalyvauti ir jau paklausyti įdomių įvairių tyrimų, pranešimų, psichologų, tai kviečiame. Bet grįžtu prie atvirų, kaip sakiau, psichologijos paskaitų ir kviečiu kitą mūsų šiandien dienos lektorių, tai daktarą psichoanalitiką Tomą Kajoką. Jo pranešimas neperskaitytas Zigmundas Freudas. Prašau. Labas vakaras. Turėčiau pasakyti, kad šiaip jau mano pirmoji pažintis su Zigmundu Freudu, jo tekstais buvo labai nuvilianti. Ir maždaug prieš 30 metų, tada dar medicinos bibliotekoje, lentynų skaityklos stovėjo kelios knygos, tai buvo netikėta, atrodo, tais laikais Zigmundas Freudas jau buvo toks neleistinas, nepripažįstamas, bet tikrai stovėjo keletas knygų ir buvo galima prieiti, jas pavardyti, paimti ir net paskaityti. Ir tas puoliau prie jų tikėdamasis rasti tai, ką tikriausiai kaip ir kažkokią paslaptį, perskaityti tai, ką galėtum atskleisti savo, tai, kas draudžiama visų pirma. Ir tiesą pasakius, gerokai nusivyliau, pavarčiau, dar tokio su kietaisiais ženklais parašyta, išversta į rusų kalbą. Ir tikrai neradau tose knygose nieko tokio, kas būtų suprantama visų pirma, bet kartu ir nebuvo nieko tokio, ką norėtųsi suprasti. Kai tu pagauni ir atrodo, kad norėtum grįžti, užduoti savo tokį klausimą. Ir tiesą pasakius, aš taip nusprendžiau, kad tikriausiai psichoanalizė yra ne man ir tie tekstai yra ne man ir taip truputėlį atsitraukiau. Ir taip jau nutiko, kad medicinos fakultete Antakalnio klinikiniai ligoniniai profesoriavo Liubomiras Laucevičius. Jisai 33 metais baigė Vienos universitetą medicinos studijas. 33 metai, vis tiek, nors ir nežinojom per daug giliai apie Freudą, bet Freudas ir seksas tai buvo tokia, kaip šalia visą laiką. Ir klausėm profesoriaus, sakydom, kaipgi tas Freudas, ar buvot kada nors jo paskaitose, ar matėt, ar sutikot, ar kalbėjot. Ir kažkaip atrodo, taip jausdavosi, lyg užduodavom kažkokį ne visai patogų klausimą. Jis truputėlį mygdavo, paskui sakydavo, viskas pas jį seksas susieina. Ir taip ir liko, sakykime, Freudas toks ir yra čia. Iš Špygelio yra 100 metų jubiliejui tokia tai, kaip mes jį prisimenam ir kaip suprantam.
tarybų valdžios metais dar buvo vienas toksai priėjimas prie Freudo, tikriau sakant, prie tų tekstų. Buvo galima eiti tokia gana netikėta linkme. Sakykime, man teko skaityti Markuzės kritiką. Markuzė neomarksistas ir neofreudistas. Ir kartu skaitydamas Markuzės kritiką rusų kalba šiek tiek, lyg ir supratau, apie ką tas Freudas galėtų kalbėti. Kita vertus, buvo vienas toksai ir iš tikrųjų garsus ir puikus psichoterapeutas, psichoanalitikas, filosofas, galėtum sakyti, socialinis konstruktyvistas Erikas Fromas. Ir Erikas Fromas dėl savo socialistinių, tokių iš esmės socialdemokratinių pažiūrų, jisai daugiau mažiau buvo priimtinas tarybų valdžiai ir dar galbūt dėl to, kad kritikavo ir psichoanalizę, ir vakarų sistemą, ir vartotojišką. Tai Eriko Fromo knygos, ne visos, bet dalys ir iš dalies galbūt kopiruotas jos pasirodydavo ir jis karštai, nors pripažino Freudo talentą, bet jisai kartu buvo negailestingas Freudo kritikas. Tai galėčiau sakyti, kad ilgus metus iš tikrųjų, simpatizavau psichoanalizai, bet jeigu galėčiau pasakyti, simpatizavau psichoanalizai be Zigmundo Freudo. Ir taip gana priešiškai nusiteikęs patekau ir tokiam gana kurioziškom aplinkybėm į psichoanalitikų, grynųjų freudistinių psichoanalitikų konferenciją. Buvo galimybė panašiai galbūt kaip šiandien jums prisijungti, klausytis, dalyvauti. Ir tai buvo prieš 20 metų, beveik prieš 20 metų. Ir taip nutiko, pasekmes matot, patys tapau psichoanalitiku. Ir dabar taip jau nutiko, kad teorinėse studijose, mes Vilniuje ruošiam tokius klasikinius IPA psichoanalitikus, man tenka dėstyti Freudą. Ta Freudą, kuris iš tikrųjų buvo neperskaitytas, iki šiol nelabai perskaitytas tikriausiai. Ir tenka kažkaip jį bandyti prisijaukinti ir suprasti visgi, kas tai yra Freudas. Taigi, daugelyje ir apskritai daugelyje psichoanalizės institutų visam pasaulyje, tiek kiek jie gyvuoja, paprastai studijos prasideda nuo Freudo darbų skaitymo. Tas skaitymas gali trukti metus, 2. Man yra tekę matyti seminarų skaičių, sakykime, 50 seminarų skirta Freudui. Po 2 valandas, įsivaizduojate, koks tai kiekis. Arba kai kas mažiau, bet ilgesnius. Ir iš esmės 24 tomai raštų, jie yra chronologinė tvarka skaitant. Tas chronologiškumas ir galbūt tas toksai pirminio šaltinio studijavimas ilgus metus ir buvo kritikos priežastim, kodėl į psichoanalizę žiūrėti, iš esmės sako, tai yra tokia kaip religija, žinot, šventas raštas. Vis tiek studijuoji, skaitai, paskui cituoji, remiesi, jeigu rašai straipsnį, tai pirmiausia pacituoji šventą raštą, Bibliją, Freudą ir taip po truputėlį stumiesi į priekį. Ir tiesą pasakius, kai mirė Freudas, dar ilgai ta tendencija išliko, turbūt apie 63 metus Benerlau yra pasakęs, dabar kai ėmė mirti, išmirinėti ir ne tik Freudas, bet ir jo paštalai, atsirado kitoks požiūris. Ir iš tikrųjų, ta pirma karta, ypatingai tų žmonių, kuriuos Freudas pats analizavo, jie turėjo nepaprastai stiprų svorį ir tiesą pasakius, jie iš tikrųjų nepaprastai, galima sakyti, aklai saugojo Freudo idėjas ir kartais neleisdavo, nepriimdavo jokio kito žmogaus, jokio kito požiūrio. Tai šiandien kalbėti ir skaityti Freudą iš tikrųjų reikštų kalbėti galbūt ne tiek apie Freudo tekstų analizę, bet apie psichoanalizės istoriografiją, psichoanalizės kaip idėjos istoriografiją, kokiom aplinkybėm jinai klostėsi, kas skatino vienos ar kitos idėjos atsiradimą, kam jinai buvo skirta, apskritai vienas ar kitas tekstas, viena ar kita knyga. Ir tik tai tokiom aplinkybėm tie tekstai jie gauna šiai dienai kažkokią kitokią prasmę, kuri lygiai taip pat gali integruoti į šios dienos mąstymą ir galbūt tada pasakyti, kad tai, ką Freudas rašė prieš 100 metų, vis dar gali būti aktualu šiandien. Taigi, Freudas iš tikrųjų paliko labai daug tekstų ir
nesitikiu, kad aš jūs perskaitysiu, nors ir dėstau tą kursą, galėsiu jūs perskaityti ir apie kritiką, apie jį. Yra 24 tomai raštų, dar 120 darbų iki psichoanalitinio laikotarpio. Dar, jeigu jau taip kalbėti, ir visą tai, tiesą pasakius, vokiečių arba anglų kalba yra rusų kalba. Lietuviškai, taip sakant, tvarkos dėlė, aš jums parodysiu pagrindinės knygas, tai, kas yra šį dieną išėję, jos taip ir sudėtos, taip kaip jos parašytos, tokia chronologijos tvarka. Kasdienio gyvenimo psichopatologija, 901 metai, Totemas ir tabu, parašyta 913 metais polemikoje su Jungu, tikriau sakant, atsakymas Jungui į jo kitokį libido teorijos traktavimą. Psichoanalizės įvadas tai viešų paskaitų pagrindų išleistos knygos, iš tikrųjų tai 2 knygos, vėliau Freudas yra parašęs ir trečiąją vadinamas tokios naujos psichoanalizės paskaitos apie 33 metus, tos dalies lietuviškai nėra išverstas, bet ten viso labo rodos yra 5 ar 6 paskaitos. Ir ta pati mažiausia knygelė Zigmundo Freudo Anapus malonumų principo, joje yra gedėjimas ir melancholija, ego ir id, ir Anapus malonumų principo, iš esmės tai galima sakyti vieni svarbiausių Freudo darbų, iš tų, kas būtų aktualu šios dienos tokiai klinikiniai psichoanalizai. Vėlgi, kartais tarpusavį kalbėdamės ir pajuokavo mano žmona Ilona, sako, žinai, sakė, turbūt vertėjai tai geriausia Freudą žino, nes jie tikrai turėjo perskaityti. Ir taip ir manau, nes Antanas Gailius tikrai nepaprastai gerai išvertęs yra Anapus malonumų principo ir dar Antano Gailiaus plunksnai priklauso keletas darbų, kurie galbūt ne kaip atskiros knygos pasirodė yra nejauka. Hofmano pasakos analizė skirtas Freudo tekstas, literatūros kritika ir estetika. Ir Dostojevskis ir tėvažudystė. Tie tekstai abudu yra pasirodę literatūros rinkiniuose skirtuose literatūros mokslui. Totemo ir tabu ir psichoanalizės įvadą išvertė Austėja Merkevičiūtė, nepaprastai geras vertimas ir iš tikrųjų toks tikrai turbūt profesionaliausiai jo terminologijai lietuvių kalbą suvokusi, įvaldžiusi vertėja. Tiesą pasakius, kažkada buvo kalba, ar galėtų versti daugiau psichoanalitinės literatūros. Jinai taip sakė, dabar norėčiau versti grožinę, ką nors kitokį. Jo, tai tiesiog, iš tikrųjų tai yra darbas ir tai varžantis darbas, verčiantis grįžti prie žodynų ir prie bendros istorinės situacijos, kad galėtum suprasti, apie ką rašai, ką verti. Freudas iš tikrųjų visai nemažai rašė plačiai publikai ir tiesą pasakius ir psichoanalizės įvadas ir iš dalies Totemas ir tabu yra daugiau viešai nuomonai skirtos knygos. Ir nors jisai kūrė ir vientisą psichikos teoriją, bet jisai ją nuolatos perrašė. Nėra nei vieno, galėtum sakyti, nei vieno išsamaus vadovėlio paties Freudo parašyta, nei vienos tokios galutinai vientisos teorijos. Į gyvenimo pabaigą jis yra parašęs tokį trumpą konspektą, kuriame lyg ir bandė tokias pastabas paraštėse apie psichoanalizę, kurioje lyg ir bandė apžvelgti visumą, bet iš esmės, norint suvokti Freudo supratimą apie psichoanalizę, reikia skaityti chronologiškai ir jisai kartais net nesivargindavo nurodyti, kad šiame darbe jisai kritikuoja ankstesniam darbe buvusią savo nuomonę, kad jisai ją keičia. Jeigu buvai toj terpė, jeigu tos tekstus skaitai, tai tada darosi suprantama. Tuo tarpu, jeigu tu esi viso labo skaitytojas, kuris atsitiktinai paėmė 2 literatūros šaltinius, gali galvoti, kaip čia taip atsitiko, vienam rašo taip, kitaip rašo taip. Ir tais atvejais, kada Freudas yra kritikuojamas iš šalies, bandoma jį suprasti, suvokti, tai dažnai tas tam tikras prieštaravimas vidinis lyg ir pabrėžiamas, sako, kad jisai pats savo prieštarauja. Arba netgi kartais ginčijamasi su tuo Freudu, kuris
parašė 905 metais vieną mintį, nors iš tikrųjų ten po 20 ar 15 metų jisai tą savo mintį pats sukritikavo ir peržiūrėjo. Freudas savo teoriją grynino ne tik tai raštuose, bet ir laiškuose. Ir jo dalykinė korespondencija išleista atskirom knygom, pavyzdžiui, su Vilhelmu Flysu, Šandro Ferenčiu, Reichu, Abrahamu, Jungu. Ten yra ne vien tik tai detalės apie asmeninį gyvenimą, buitinius dalykus, bet ir konceptualūs svarstymai. Iš viso yra žinoma apie, kad esu grįžčiau, apie 15 000 išlikusių laiškų, nors ilgą laiką buvo kalbama, kad Freudas iš tikrųjų beveik nepaliko apie save informacijos. Gal tam turėjo įtakos tokia istorija, kad 1938 metais, kada Freudas emigravo iš Vienos, vokiečių okupuotas ir krovė daiktus, jisai iš tikrųjų bandė palikti visą savo korespondenciją, naikino ir tą korespondenciją išgelbėjo jo buvusi pacientė ir kolegė Marija Bonaparte. Ir Freudas tada sakė, kad aš nepalengvinsiu jiems gyvenimo. Vieni sako, kad ta citata buvo skirta ateinančiom kartom, kad ateinančios kartos nieko nežinotų, kai jisai bandė naikinti savo korespondenciją. Tie, kas geriau žino situaciją, sako, kad Freudas visgi baiminosi, kad ta korespondencija jinai gali patekti vokiečiam į rankas. Niekas nežinojo, kaip tu išvažiuosi, kas bus ir kaip ta žinias panaudos. Marija Bonaparte sugebėjo tuos ir dalį vertybių ir laiškų išvežti iš esmės diplomatiniais kanalais. Tokiu būdu didžioji dalis archyvo buvo išsaugota, taip gana netikėtai. Tai iš tų 15 000 išlikusių laiškų didžioji dalis yra rašyta paties Freudo ir daugiau negu 7 000 yra publikuota. Kita vertus, nors ir yra pilni archyvai, bet dauguma tyrinėtojų pabrėžia, kad iššifruoti tuos laiškus, įskaityti Freudo tekstus, tai yra tikras vargas. Bet to žinote, jisai rašytas vokiečių kalba, tai turi pirma laukti, kad vokiškai kalbantis ir gerai išmanantis grafologiją žmogus iššifruotų laiškus, o tada jau galima versti į kitas kalbas ir bandyti juos skaityti. Tai prie viso bagažo, ką dar galėtum pasakyti apie Freudą, prisideda ir jo ir memuarai jo buvusių pacientų arba žmonių tiesiog šiaip, kurie vienai per kitaip jį buvo sutikę. Vieni parašyti taip autentiškai kaip Frico Vitelio arba Polis Rozenas, vienas iš tokių nuosekliausių psichoanalizės istoriografų, tyrinėjančių įvairiais kampais. Jisai pats apklausė, surinko informaciją visuose archyvuose ir išleido atskirą rinkinį ir tai ne vienintelis jo darbas. Ir dar tikriausiai reikėtų pridėti ir tokį dalyką kaip trečiadienio draugijos užrašai, kuriuos nuo 902 iki 906 metų daugiausia konspektavo to rankas ir jie buvo tikrai preciziškai užrašomi, kas ką pasakė, kieno kokią nuomonę apie vieną ar kitą klausimą. Ir irgi tokia įdomus idėjos judėjimo kelias. Ir tiesą pasakius, tie užrašai prieinami kol kas tik vokiečių kalba, tai tenka tiesiog tenkintis tais gabaliukais, kurie yra išversti. Tad iš principo Freudo gyvenimas yra labai detaliai žinomas. Netgi galėtum sakyti ne tik tai dienų, bet ir valandų tikslumu. Tai lygiai taip pat gali žinoti, kada jis rašė vieną ar kitą rankraštį, kada taisė vieną ar kitą darbą. Ir tai suteikia tokios papildomos spalvos idėjai. Veikiausiai, jeigu taip galvot apie paties Freudo požiūrį, kada jam jo klausė, ir jisai nesutiktų pataisyti savo ankstesnius straipsnius, kurios ištaisyti, atsižvelgdamas į naujesnės idėjas, perspausdinti, jisai sakė, ne, tai kam tai bergždžias reikalas, tiesiog tai yra
tai yra mokslas, tai yra disciplina, kuri visą laiką vystosi. Kol tu taisysi, jinai nueis toliau ir reikės taisyti, tai kas jau yra pataisyta. Jeigu kam nors bus labai įdomu, tai patys susiras. Ir archyvai yra dideli, bet žinot, tai archyvus visada ateinama skirtingais keliais ir skirtingų dalykų. Ir Freudo kritikai, tie vieni, kas nori suprasti to laikmečio dvasią, gali iš tikrųjų pasižiūrėti ir rasti labai įdomių dalykų. Tame būta ir visai tokios, sakyčiau, gal kartais šališkos ir labai nevienodos kritikos. Iš tikrųjų, tai yra 3 visiškai skirtingos knygos savo lygių. Aš netgi truputėlį sudvėjojau, ar korektiškai dėti į vieną puslapį. Nes pirmasis tekstas tai yra vokiečių, tada kai pradėjo iš tikrųjų naikinti psichoanalizę Vokietijoje, tai prieš psichoanalizę tokie ideologiniai tekstai, kaip tai priešinga arijų dvasiai, koks tai yra išnaudojimas ir taip toliau. Antroji knyga parašyta, Wittgensteinas skaito Freudą, parašyta vieno iš Wittgensteino mokinių, iš to, ką jisai girdėjo kalbant apie Freudą. Ir Wittgensteinas šiaip buvo toks kaip asmenybė, gana komplikuota ir galbūt buvo netgi taip spėjama, kad ėjo į psichoterapiją su Rodžersu, bet šeimoje labai daug savižudybių, tokių, man atrodo, 2 ar 3 jo broliai nusižudė. Tai Wittgensteinas turėjo tokį labai kritiškai šališką požiūrį į psichoanalizę. Ir pavyzdžiui, paskutinė knyga Adolfo Grunbaumo, tau turbūt paties tokio pagrindinio ir fundamentaliausio psichoanalizės kritiko, kuris iš tokio filosofinio mokslo, filosofijos taško kritikavo psichoanalizės metodą, kritikavo apskritai pačią doktriną, galimybę ir kritikavo jį kaip taikomąjį mokslą. Nors tie, kas kritikuoja patį Grunbaumą, sako, kad Grunbaumas diskutavo su labai ankstyvom Freudo idėjom. Na, prie viso to prisideda, žinot, romanai, kurie parašyti visada šliejantis prie didelių žmonių, jie turi papildomą tokią narcistinę vertę, jie kilsteli patį žmogų. Parašyk dabar ką nors apie kokį nors, niekam nežinom apie jauką. Tai kas skaitys? Bet jeigu Freudas, jeigu buvus, pavyzdžiui, Zigmundo Freudo sesuo, tai yra visai kas kita. Ir, pavyzdžiui, šitą knygą, Gocės Milevskio knyga, ką tik tai pasirodžiusi ir naujai išversta apie tokią gana dramatišką situaciją Freudo istorijoje, kai jisai išvažiuodamas į Londoną negalėjo pasiimti savo 4 seserų, tai iš tikrųjų tai žinoma ir negalėjo pasiimti dėl labai paprasto dalyko, nes vizas išdavinėjo tik tai žmonėm, kurie buvo darbingi ir kurie galėjo dirbti ir kuriuos galima buvo įdarbinti ir tada iš jų šeimos nariam. Ir buvo sudėtinga tas moteris išvežti ir kada bandė išvežti vėliau, 39 su Marija Bonaparte, nepavyko gauti jokių leidimų. Bet knyga parašyta iš tikrųjų taip lyg suprastum, kad iš tikrųjų, Zigmundas Freudas buvo visagalis žmogus, kuris, jeigu būtų norėjęs, tai brūkšt ir būtų įsivežęs, ką tik tai nori. Tai šitie romanai, kurie parašyti ties tokia realybės riba, jie irgi prideda tam tikros fikcijos, tam tikro dramatizmo prie tam paveikslui, kuris toks iš tikrųjų tampa daugiau mitologiniu negu faktiniu paveikslu. Turbūt visi matė paskutinį filmą, kas domisi psichoanalizę, matė paskutinį filmą Pavojingas metodas. Pastatytas iš tikrųjų remiantis grinai dokumentinę medžiagą, bet traktavimas, kaip žinot, yra meninis. Aš galėčiau pasakyti, džiaugiuosi tik tai vieną, kad geriausiai jungistai turbūt pergyvena labiau negu freudistai. Nes Jungas iš tikrųjų parodytas nedailiai. Ir Freudas nors irgi parodytas nedailiai, bet ne taip smarkiai nedailiai. O Sabino Špilrain nėra kam gailėtis. O iš tikrųjų Sabina Špilrain, nebent rusai arba žydai gali gailėtis, nors Sabina Špilrain buvo nepaprasto talento moteris. Ir švedų filmas pastatytas porą metų anksčiau, dokumentinis filmas apie Sabiną Špilrain, rodo ją visai kitokią.
Ta prasme, tai ką padaro menas, naudodamasis dideliais žmonėmis, mums pateikia tam tikrą pageidaujamą jų versiją. Na, visada gali tokį meną analizuoti, tai bent toks atsikeršinimas būtų. Ir personažas, kada mes kalbam apie Freudą, yra tokia labai paplitusi jo karikatūra, kas yra vyro galvoj. Čia iš tikrųjų kaip ir Zigmundas Freudas, ir žinot, jo galvoje vis tiek yra seksas. Ne? Tai jeigu dabar grįžtume prie pradžios ir iš tikrųjų bandytume priepti tris pagrindinius laikotarpius, kuriais galėtum nusakyti psichoanalizės raidą. Tai pirmas laikotarpis apimtų 1880-905 metus. Kairėje yra Breueris, Josefas Breueris, vyresnysis Zigmundo Freudo draugas, globėjas, fundatorius, tam tikrais momentais skolintojas ir dalinosi pacientais, idėjomis. Buvo gerbiamas žmogus ir mediciniam pasaulyje vieno užėmė iš tikrųjų tokią nemažą svarbią padėtį. Jisai turėjo pakankamai įtakingų klientų. Žinot, tais laikais gyvenimas tikriausiai buvo toks, gal pakakdavo turėti kelias šeimas gerų klientų, kad tu galėtum iš tikrųjų išgyventi. Tai jie buvo aukštuomenės gydytojai. Ir dešinėje yra Berta Pappenheim, šiaip psichoanalizės istorija, jinai žinoma kaip Anna O. Ir istorija lėmė, kad 1880 metais Breueris būtų pakviestas ją gydyti. Tas gydymas truko nei mažai, nei trumpai 2 metus, tol kol jie prievartą išvežė į psichiatrijos ligoninę, kurioje jinai galų gale vėlgi per 3 kartus praleido beveik 1,5 metų. Su nedidelėm pertraukom. Bet vėliau Berta Pappenheim tapo viena iš žinomiausių Vokietijos moterų, kovojusi su prostitucija, kūrusi globos namus. Ir tik tai po karo, maždaug 60 metais, buvo suvesta iš atskirų tokių detalių, kad Berta Pappenheim ir Anna O yra tas pats asmuo. Ir tada atsirado galimybės daugiau sužinoti apie pačią istoriją, kas tenai buvo. Dabar yra parašyta bent kokios 3-4 knygos, detaliai iš įvairių rakursų, nagrinėjančios įvairius momentus. Ir įdomu dėl to, kad iš tikrųjų Anna O yra psichoanalizės gimimo tas elementas, pradžia. Breueris pasidalino su Freudu istoriją, kuri įvyko, tiesą pasakius, pasidalino tuo metu, kai jinai įvyko, bet istorija prašyta paties Freudo ir Breuerio tik tai po 15 metų. Ir per tuos 2 metus Breueris gydė isteriją. Ir ta isterija, kaip sakė, sunki isterijos forma, kuri pasireikšdavo ir daliniais paralyžiais, ir aklumu, ir kurtumu, ir pacientė negalėdavo kalbėti vokiečių kalba gimtąją, bet jinai galėjo kalbėti anglų kalbą. Ir buvo daug įvairių tokių keistų dinamikų, kol staiga Breueris pastebėjo ir pati Anna O pasakė, jog jai lengvėja, kada su jie kalbas ir kai prisimena vieną ar kitą dalyką iš istorijos, iš tos trauminės istorijos, jinai susirgo slaugydama mirštantį tėvą. Ir šitą istoriją apaugusi mitais, pirmieji mitai sako, kad Anna O taip įsimylėjo Breuerį, jog iš tikrųjų prasidėjo isterinis nėštumas, Breueris viską įsigandęs metė ir išvažiavo ir paliko pacientę Freudui, bet tikriausiai buvo ne taip. Greičiausia buvo stiprus erotinis perkelimas, taip vadinama psichoanalitikų žargonu. Tikriausiai Berta labai prilipo prie Breuerio, kuris ją lankydavo kelis kartus per dieną, ryte ir vakare, ir leisdavo, šnekėdavo su ją net ne valandą, o kelias. Tikriausia, Breuerio žmona buvo to nepatenkinta, nes tuo metu laukėsi savo 6-ojo vaiko. Ir buvo daug įvairių detalių, kurios lėmė, kad iš tikrųjų ta istorija turėtų dar tokį papildomą, tokį buitinį atspalvį. Tai nebuvo vien tik tai daktaro ir paciento santykiai. O Freudas tuo metu mokėsi Paryžiuje ir Petrije klinikoje pas Charcot, Žanė Charcot,
vieną garsiausių to meto psichiatrų, kuris į isteriją daugiau žiūrėjo kaip į tokį, ne visai kaip simulaciją, bet iš tikrųjų tai nebuvo laikoma rimtų susirgymų. Turėjo savo tokią klasikinę degeneracinę teoriją ir degeneracija paaiškindavo viską. Toks buvo požiūris. Ir 895 metais, kai Freudas su Breueriu paskelbė isteriją, tai ten buvo studija apie isteriją, tai toje knygoje iš tikrųjų buvo daug rašoma apie psichoterapiją kaip sugestyvų metodą ir katarsio metodą, tą dalį rašė Breueris. Freudas rašė atskirai ir jisai pabrėžė daugiau funkcinę idėją ir Freudo mintis buvo tai, kad gal žmogaus galvoje gali būti nesveika mintis ir pati nesveika mintis gali jį susargdinti. Ir tiesą pasakius, tai buvo gana revoliucinga. Ne šiaip savo trauminis įvykis prisiminimas, nes tokių idėjų, kad, pavyzdžiui, pasąmonė gali egzistuoti, kad mes kažko neprisimenam, ar kad mes neprisimenam traumos, tai tie dalykai buvo. Jie nebuvo nei Freudo, nei Breuerio atrasti. Bet idėja buvo, kad sveiko žmogaus smegenyse gali būti mintis, kuri gali žmogaus susargdinti. Šiaip įdėjau šitas dvi knygas palyginimui, kad jūs suprastumėte, kairėje pirmasis autorius yra Breueris, dešinėje pirmasis autorius yra Freudas. Ir nors knyga ta pati, bet tai atspindi tam tikrą dinamiką, kaip keitėsi. Ir iš tikrųjų Breueris nors ir rėmė Freudą, bet taip jau nutiko, kad Freudas jį truputėlį stumtelėjo į šalį. Gal iš dalies dėl to, kad Breueris kritiškai žiūrėjo į Freudo seksualumo istoriją ir seksualumo teoriją ir nors formaliai rėmė, bet tarpusavio santykiuose jo nepalaikė. O tas nesąmoningos psichinės veiklos laukas tyrinėjimo, tai buvo sausakimšas. Matot, yra čia 860 metais Fechneris, vienas garsiausių psichofizikų tuo metu, taip vadinamų, publikavo savo tokį kanoninį darbą ir Helmholcas, vienas iš tokių garsiausių irgi mokslo autoritetų, irgi įrėmė, ir Karlas Wundtas. Iš tikrųjų, ta terpė buvo pilna. Kai kartais sako, kad Freudas atrado pasąmonę, tai pasąmonė gyvavo gerokai iki jo, jeigu taip jau galėtum sakyti pati idėja. Ką Freudas atrado, tikriausiai reikėtų sakyti, kad Freudas kūrė psichoseksualumo teoriją. Ir prie tos teorijos kūrimo jam labai daug prisidėjo, labai daug padėjo Vilhelmas Flysas, atsitiktinis jo pažįstamas, galėtum sakyti iš kongreso, šiaip jau otolaringologas, bet tuo metu domėjęsis viskuo ir laiškuose su Flysu Freudas ir užsiminėjo savianalizę tuo pačiu metu ir kartu Flysui sakė, aš užsiėmiau dideliu projektu, mokslinės psichologijos projektu ir tikriausiai tą darbą padarysiu per 2 metus, bet po 2 metų darbo jisai pasakė, man reikia dar mažiausiai 10 metų darbo, gal tada aš parašysiu. Bet kol kas tas darbą padėjo į stalčių ir mokslinės psichologijos projektas buvo įspausdintas gerokai vėliau, praėjus tik tai praktiškai po Freudo mirties, jisai buvo ištrauktas į šviesą ir parodyta, kad tiesiog vėlgi istorinė įdomybė. Ir dramatiškas lūžis įvyko tada, kai Freud mirė 896 metais mirė Freudo tėvas Jakobas ir kaip ką tik tai sakė daktarė Agnė Matulaitė, po mirties mes taiga suvokiame, kad mes tampam panašus į savo tėvus. Freudas visą gyvenimą gėdijęsis tėvo, iš tikrųjų gėdijęsis dėl jo santykinės nesėkmės ir tokių silpno jo supratimų galbūt būdo, nes Freudo gyvenime moterys iš tikrųjų buvo žymiai svarbesnės. Ir iš savo šeimos moterys Amalija Freud, jo motina, buvo ta, kuri laikė viską kumštyje. Ir vėliau jo aplinkoje sūnus nuėjo atskirai, o Ana Freud, jo dukra, liko šalia jo. Bet tai nesutrukdė Freudui iš tikrųjų suvokti, kad jisai labai panašus į savo tėvą ir kad jis ima jį sapnuoti. Ir kad sapnai yra viena iš tų galimybių, kuri atveria jo tam tikrą priešiškumą tėvui. Nesąmoningą priešiškumą. Tai, ko jisai galbūt ir nelabai suprato. Jisai taip laikė, kad tai yra savaime suprantama. Ir laiškuose su Flysu Freudas ėmė analizuoti pats save ir jo tokia revoliucinga knyga Sapnų reikšmė arba
anglų kalba Interpretation of Dreams, psichologija sna, jinai, galima sakyti, pirmas tikras teorinis psichoanalizės veikalas. Ir Freudas įžiūrėjo ne tik tai manifestinį, ne tą akivaizdų sapno turinį, bet jisai matė tai, kas yra giliau. Tai, ką gali matyti, žiūrėdamas, atpažindamas sapno struktūrą. Ir gal ne tai svarbu, kad sapnas būtų pranašingas, kad tu galėtum pasakyti, kas įvyks ar kas įvyko, bet sapne matai žmogaus aistrą. Matai tai, ko jisai galbūt nedrįsta pasakyti garsiai. Sapnas yra tam tikra užuomina, kas guli labai labai giliai manyje. Maža to, bet sapnas nėra toks jau visiškai atviras, kad susapnavau ir tai, ką susapnavau, yra taip jau visiškai akivaizdu. Freudas sakė, mes vis tiek paslėpiam turinį. Tas išreikštasis turinys viso labo yra maskuoti ir tik tai perkandęs maskuotę gali suvokti, kad už to tariamo ar vieno kito veido vėlgi yra kažkoks kitas asmuo, tau nežinomas, nematytas anksčiau, bet iš tikrųjų primenantis galbūt tavo tėvą arba tavo mamą. Ir 905 metais spausdintas seksualumo esė iš esmės tą laikotarpį užbaigė. Ir seksualumo esė buvo sprogimas. Freudui trūko, sapnai buvo gerai, pasąmonė buvo gerai, bet nebuvo jėgos, kuri judintų psichiką. Nebuvo aišku, kas psichiką judina. Ir jis pradžioje buvo mintis, kad gal tai yra seksualinė trauma. Arba trauma, kuri, nelyginant kaip tuo metu, sakykime, tretinis sifilis, pasireiškia ne iš karto, o praėjus kokie 15-20 metų. Ir ta teorija tokia gyvavo ir analogija buvo pritaikyta, kad gal vaikas traumuotas būdamas 5 metų, o jisai susirga 25. Yra latentinis 20 metų laikotarpis ir jisai ima ir susirga praėjus kuriam laikui. Bet, kaip čia pasakius, arba traumų buvo per daug, arba susirgusių buvo per mažai. Vienu žodžiu, viskas kažkaip netitiko, tie skaičiai prieštaravo, vieni kiti ginčijosi. Ir vienas britų seksologas Ellis Freudui pasiūlė idėją, sakė, šiaip tai man atrodo, kad vaikai patys yra seksualiai susijaudina ir juos tai gąsdina. Gal tai, kad jie gali susijaudinti seksualiai, gali būti traumos priežastis. Ir taip po truputėlį Freudas ėmė judėti link seksualumo, kuris prasideda labai anksti vaikystėje ir baigėsi, niekas nežino, ar jisai kada nors baigėsi. Nes, kaip sakė, mūsų pasąmonė niekada neištekėjusi. Jo, jinai visada yra pasirengusi. Va, tai, šito Freudo jau negalėjau dovanoti. Iki to laiko, kol jisai dar rašė apie pasąmonę ir apie traumas, jis žiūrėjo kreivai, bet kada jisai pasakė, kad vaikai gali būti iš tikrųjų turėti kažką, kas reiškiasi vėlesniam gyvenimui ir tas mažas vaikas, kurį tu nešioji ant rankų ir glostai, tai išmokai jausti kūnišką malonumą ir tai yra būsimo seksualinio gyvenimo prototipas. To buvo per daug. Ir Freudas iš tikrųjų atsidūrė tam tikroje izoliacijoje. Ir ta izoliacija tęsėsi, ne taip jau trumpai. Galėtum sakyti, tas plėtros laikotarpis, jis prasidėjo taip sunkiai, nors knygą apie sapnus pirko irgi vieną kitą ir turbūt per kokius 3 ar 4 metus buvo nupirkta 400-500 knygų viso labo. Spauda medicininė apie ją beveik nerašė. Kada pasirodės 3 esė apie seksualumą, ta knyga buvo gerokai šilčiau sutikta seksologų ir atsirado medicininių nuorodų, diskusijų tą temą ir tada ir šiek tiek pajudėjo sapnai. Plius, nepamirškim, tai buvo labai specifinis laikotarpis. Gustavas Klimtas, 907 metai. Čia yra Danaja. Danajas, kaip pas miegančią ateina Dzeusas. Jeigu jūs žiūrėsite, tai pamatysite, kad tarp kojų ta auksinis rautas, tai iš tikrųjų ten yra mažyčiai spermatozoidai. O dešinėje šitos gražios apvalios formos, tai čia yra embrionai.
niekada anksčiau galvojau, kad, maniau, kad Klimtas yra tiesiog Klimtas, kad jisai iš tikrųjų įsitraukęs į Darvino evoliucijos teorijos platinimą niekada negalėjau ir pamanyti. Bet taip jau buvo, pasirodęs, jie studijavo histologiją, jį labai žavėjo ir kitose jau kūriniuose to gali rasti. Panašiai buvo Oskaras Kokoška irgi viena. Tai meniniam gyvenime tas seksualumas jisai tvyrojo. Otto Weiningeris parašęs Lytis ir charakteris knygą, tokią skandalingą knygą išgarsėjusią po jo savižudybės 902 metais. Vienu žodžiu, terpė buvo pribrendusi tokiam seksualiniam sprogimui. Ne medikų terpė, bet visuomenė. Ir Freudo aplinka, iš tikrųjų, Trečiadienio draugija formavosi pirmiausia kaip literatų, studentų, laisvamanių, reformatorių klubas. Medikų ten netiek jau daug ir buvo. Medikai ėmė vėliau dėtis 905-6 metais. Adleris Freudas kviesdavo sutikęs vieną kitą Štekelis. Na ir Trečiadienio draugija prasidėjo kaip laisvų diskusijų klubas ir Freudo idėją pasigavo, šiaip ar tai pasigavo šveicarai, Burholcas, Karlas Jungas, Eugenas Bloileris ir atsiuntė Maksą Eitingtoną įsiaiškinti, kaip Freudas supranta psichoanalizę. Kada atvažiavo Maksas Eitingtonas į Trečiadienio draugiją ir uždavė klausimą, kiekvienas dalyvis turėjo savo atsakymą ir jie nesutapo. Ir Maksas Eitingtonas buvo priblokštas. Universiteto klinikoje taip negalėjo būti, profesoriaus nuomonė buvo lemiama. Jisai pasakydavo, kaip turi būti. Šarko pasakydavo, tas pats Bloileris pasakydavo, kaip turi būti. Freudas tuo tarpu buvo vienas iš nedaugelio. Ir turbūt 907 metais plečiantis judėjimui, būtent prisidėjus šveicarams, čia ką tik tai minėjau, Eugenas Bloileris ir Karlas Gustavas Jungas, jie tikrai įnešė tos akademizmo dvasios į psichoanalizę, metodo tikslumą, parodė, kad iš tikrųjų egzistuoja tam tikri dalykai, apie kuriuos mes nenuvokiame, kad jie mumyse veikia. Bet jie pasakė, mums reikia draugijos, mums reikia formalumo. Ir tada Trečiadienio draugija baigėsi, reikėjo persikelti kažkur kitur. Ir taip įsikūrė Vienos draugija ir 908 metais susibūrė Zalcburgo kongresas. Kongresas iš tikrųjų, tas vienijimas jisai įnešė visko. Ir buvo smagu, jėgos augo, bet kartu didėjo ir trintis. Vieni Freudo pasekėjai jautėsi nusipelnę daugiau už kitus. Ten, sakykime, buvo tas pats Ferenčis arba Karlas Abrahamas. Bet Freudui buvo svarbus Jungas ir galima sakyti, kad jisai savo senuosius bendražygius šiek tiek aukojo Jungo sąskaitai, sakė, šitas žmogus yra reikalingas. Tuo tarpu paties Jungo santykiai, taip jau Šveicarijoje nebuvo, ten visai auksiniai ir trintis irgi klinikoje buvo ir Jungas irgi pasitraukė iš ten. Tai šito laikotarpio darbuose Freudas užsiėmė tik tai vienu, jisai iš tikrųjų bandė apginti savo psichoseksualinio tokio vientisumo teoriją. Jisai sakė, tai yra jėga, kuri mus judina, pasąmonė egzistuoja, bet jėga, kuri veikia visą laiką mumyse ir kuri motyvuoja mus, nustato mūsų tikslą, poelgius, kaip mes elgiamės, kaip galvojam, yra psichoseksualinė vienovė. Šveicarai su tuo neįtin sutiko, Adleris su tuo nesutiko, Štekelis irgi tuo abejojo. Vienu žodžiu, Freudui teko atsimušinėti. Ir galima sakyti, kad vos ne kiekvienas jo darbas tuo metu buvo vienoks ar kitoks atsakymas į oponentų mokslinius darbus, opusus. Tie parašo, Freudas parašo, Freudas jau mato rankraščius, jisai savo ruožtu ima rašyti tai, ką galėtų atsakyti jiems, bet tuo metu jisai laikėsi vienos šitos teorijos, kad erosas mus laiko ir tai mūsų širdis psichikos. Plius atsirado dar kita problema. Atsirado problema susijusi su technika.
galėtum sakyti, jog perkelimo spąstai, technikos straipsniai, analitikai pradėjo ilgalaikę terapiją su savo pacientais leisdavosi, patekdavo į meilės spąstus. Ferenčius įsimylėjo savo žmonos, galėtum sakyti, dukterį, kuri buvo iš ankstesnės santuokos ir sugalvojo, kad galbūt jisai ją turėtų vesti. Freudas į tą istoriją įsikišo. Karlas Gustavas Jungas, kaip girdėjote, irgi turėjo tokių gana dramatiškų santykių su Sabina Špilrein, iki detalių ten viskas nežinoma, bet Freudas bandė kištis ir to meto dauguma jo tekstų buvo skirta technikai. Tada atsirado tie garsieji analitiniai neutralumas ir abstinencija. Jisai sakė, jeigu tu patenkini visus paciento poreikius, tai tu iš tikrųjų niekada nesužinosi, kuo jis yra nusivylęs. Turi truputėlį jį frustruoti, nes tik tai tada, kada yra frustruojamas, tu pamatai jo silpną vietą, tada gali pamatyti, kaip jis elgesi, kai jam sunku. Ir kada matai, kaip jis elgesi, kai sunku, tai galbūt tada gali padėti tą vietą kažkokiu kitokiu būdu išgyventi. Ir tais pat metais buvo nukaltas klasikinis Makso, dabar vadinamas Markso Eitingono modelis, kurį galėjo daugiau ar mažiau perėmė visos terapinės mokyklos, kaip mokomasi. Tai yra teorija, tai yra didaktinė analizė arba didaktinė psichoterapija ir tai yra supervizijos, tai yra atvejo analizė, darbas su tuo, kaip dirbama su pacientais. Ir jeigu iš pradžių dar buvo ne visai aišku, kaip derinti teoriją didaktinę analizę su supervizijom, dažnai būdavo tas pats asmuo, Eitingono modelyje tai buvo atskirta. Grįšiu truputėlį prie slaptojo komiteto. Kartais prikiša, jog buvo sukurtas slaptas komitetas, gal jį galėtum vadinti kitaip, tai buvo tam tikra bendraminčių grupė, kurie sakė, kad mes daromės visai kaip tie laukiniai psichoanalitikai, kur nežinom, dėl ko pykstamės ir nežinom, kas mus skiria. Tikriausiai taip yra, todėl kad mes esam nepakankamai išanalizuoti. Ir slaptasis komitetas, kai susibūrė, turėjo tokią fiks idėją. Mes vieni kitus analizuosim. Tai tiesą pasakius, neanalizuotas liko tik tai Freudas. Jo, taip ir kažkada Ferenčius jam prikišo gerokai praėjus apie 30 metus, kada jų santykiai jau buvo pašlyję gerokai, jisai sakė, kaipgi taip nutiko, kad jūs niekam nepatikėjote savo psichikos analizės. Bet su Freudu taip jau buvo. Ir trečiasis laikotarpis, ego ir tanatos laikotarpis, taip jį galima būtų ir kitaip vardinti, bet tai yra lūžio laikotarpis po Pirmo pasaulinio karo. Freudas parašo keletą darbų ego ir id ir parašo anapus malonumų principų. Kai kas sieja šitos darbus su tuo, kad visgi karas buvo pasibaisėtinas, Freudas nebuvo toks jau didelis pacifistas. Jisai žiūrėdavo į karą kaip neišvengiamybę, nes tikėjo, kad egzistuoja civilizuoto karo taisyklės. Gal to galėtum paaiškinti, kodėl jisai ir nebėgo 38 metais. Kita vertus, jisai prarado savo mylimiausią dukterį Sofiją. 20 metais jinai mirė nuo gripo komplikacijų kairėje ir susirgo vėžiu. Jį operavo 14 kartų iki pat mirties ir jau iš esmės jisai niekada nebuvo pilnos remisijos. Ir jį prižiūrėjo, jį slaugė jo dukra Ana, kuri galų gale perėjome ir jo tokią idėjinę psichoanalizės estafetę. Tai, matot, Freudo gyvenime moterys tikrai užėmė nepaprastai svarbią vietą. Dabar trumpai apie pagrindinės koncepcijas aš noriu pasakyti tik tai vieną tokią dalyką, nekalbėsiu apie visas. Pasakysiu, jog kilo tokia painiava, kadangi Freudas pasiūlė 2 psichikos modelius, labai dažnai suvokiama, kad antrajame modelyje pasiūlyta ego yra sąmoninga. Ir mes labai dažnai kalbam apie tai, kad mano stiprus ego, mano kažkoks kitoks ego. Galvokim, kad mūsų ego yra dvigubas.
Dalis, didžioji ego dalis veikia mums nežinom. Jinai sugeba, jinai analizuoja, supranta, bet mes savo paties ego matom tik tai pačią viršūnę. Lygiai taip pat matom savo superego viršūnę, tą, kuri tapatinasi. Tai kai užduoda klausimą, kodėl aš esu toks kaip mano mama, analitikas pasakytų labai paprastai, kad nesąmoningai tu vis tiek tapatinėsi su ta mama, kokia buvo. Sąmoningai tu su jie nesitapatini, bet nieko negali padaryti, kažkur giliai tas modelis veikia, mes esame išmokę. Tai garantuoja ryšį su motina. Ir gal tas toks, vėlgi, žmogaus dvilypumas jį gali pamatyti perkelime, pasikartojimas. Ir perkelimas yra savybė, kurią turi visi, taip formaliai sakant, tai yra reiškinys, jog šiandien mes remiame savo praeities visumą. Vienam ar kitam santykį su kitu žmogumi. Tik tai ypatybė yra ta, kad vieni žmonės turi labai platų perkelimų rinkinį ir tu neatsekai, jis yra toks margas ir toks įvairus, kad iš tikrųjų tas žmogus kažkokiai vienoje ar kitoje situacijoje jisai išgyvena, jisai turi labai platų instrumentų ratą. Kitas žmogus, tuo tarpu, trauminėje situacijoje jisai kartoja, daro tą patį sprendimą. Ir kartais tų pakartojimų nemato, kartais kas nors kitas sako, žiūrėk, tu kartoji. Ir žmogus abejoja, sako, ne, aš nekartoju, tai visiškai nauja situacija, ne, tu kartoji, ne, aš nekartoju, bet tu kartoji. Ir psichoanalitikas yra tas žmogus, kuris lyg ir turėtų netrauminiu būdu žmogui pasakyti, kad tu visgi kartoji. O ką daryti, jeigu tu žinai, kad kartoji? Tai psichoanalizė neturi labai gero atsakymo į šitą klausimą. Sakyčiau, kad iš esmės tai metodas, kuris galbūt labiausiai reikalingas žmonėms, kurie patys dirba su psichikos sutrikimais, kad jie žinotų, kaip kartais nepakenčiamai gali jaustis atsidūręs kito žmogaus įtakoje. Ir kiek daug reikia pastangų, kad iš tikrųjų tu galėtum integruoti savo paties pyktį ir su to žmogumi, kuris yra toks kartais nekenčiamas, ne tik tai mylimas, bet ir nekenčiamas, su juo galėtum kalbėtis. Tai jeigu apskritai kalbėti apie kažkokią šios dienos Freudo tekstų naudą, kaip jie galima perskaityti, tai aš turbūt neradau nieko geriau nei Andrė Grino reziumė. Jisai tokį pats savo sakė, jeigu jūs paklausit manęs, kaip aš perskaitau Freudą, tai Freudo raštai man šiandien reiškia tai, kad nėra garantijos, jog poelgis iš praeities yra patikamų pavyzdžių ateičiai. Kiekvienas poelgis yra naujas šio poelgio kontekstu. Kiekvienas poelgis, geras ar blogas, sukuria naująjį aš. Ir aš visada su manimi. Siekti užkariauti motiną yra bergždžia pastanga. Ta prasme, kad kiek tu besistengsi įtikinti mamą, kad jinai būtų tavo pusėje, nervinsiesi, kaip kitą kartą būna terapijoje ar gyvenime 60-metės, nervinasi, kad 80-metė mama jo nesupranta. Tėvo jėga slypi ne fizinėme asmenyje ir tėvažudystė neišvaduoja nuo autoriteto įtakos. Ir tėvažudystė tik sustiprina to negyvo, to teminio tėvo galią. Ir sublimacija, kuria paprastai laikoma tokia, gynybų viršūnė, kai tu sugebė sublimuoti savo tą kažkokią žalią energiją ir išreikšti kūrybiniu procesu, sublimacija neįsprendžia visų problemų, ji negali apsaugoti nuo veiksmų neišvengiamybės. Ir kito kelio tiesiog nėra, o veikti yra visada neišvengiama ir pasekmės laimingos ar ne yra nenuspėjamos. Ir veikti visada yra tolygų rizikuoti. Ir nors veiksmas kyla iš mūsų pasąmonės išvarų, tačiau atsakomybė už visą, kas yra mumyse, tenka tik mums patiems. Ir nėra jokios galimybės kaltinti tėvus arba ką kitą. Nėra galimybės pasakyti nesu atsakinga. Viskas, kas yra manyje, yra savastis, net jeigu tai kilę ar primesta kito. Šita frazė man ypatingai brangi, nes kada mes imam kalbėti apie savasties paieškas, aš galvoju, kad aš ieškau kito aš. Galbūt toks aš, koks šiandien esu, man nelabai patinku, bet tas, kuris ieško kito aš, yra aš, ne kas nors kitas. Ir labai dažnai kalbam apie primestą svetimą, žmogus sako, nugyvenau ne savo gyvenimą.
čia yra bandymas atsakyti už savo gyvenimą. Visada gyvenam savo gyvenimą, koks jis bebūtų, kokia ta tikrovė benutiktų mums. Ir jeigu pradarai Freudo galvą, randi Freudą. Jo. Tai ir su psichoanalitikais, jeigu pradarai analitiko galvą, vis tiek ten vidui Freudo dar tokia dozė yra. Ačiū.